Sveiki visi, grįžau tikriausiai ne taip greitai kaip žadėjau, tai man rodos praėjo daugiau negu mėnesis laiko, tai mokslai baigti, egzaminai išlaikyti ir sužinau, kad turiu 2 vaikus, tai nesigauna taip, kaip norėtųsi, tai rugpjūtis dar gausias toks biški sunkiau einantis, nes su vaikais dirbti sunkiau. O rugsėjai, kaip ir buvau minėjęs, stengsiuosi judėti rimčiau. Norėčiau iš tikrųjų rugsėjai biškai pakeisti profilį su istorijom, tai noriu rugsėjai, kad atsirastų, siūstumėt man į Messengerį ar į Instagramą, kurie turite ilgą laiką savo mašinas ir norit jas paremontuoti ir papasakoti, kas kaip gyvena šitas automobilis, kokie įvykiai buvo. Tai man rodos praturtintų kontentą būtų truputį kažkokios, cinkelio tokio, kaip perkant automobilį, klausiant dar kažką, tai manau turėtų būti įdomiai ir reikėtų susimokėti už detalės. Tai nebūtų, kad aš kas savaitę rinkčiau naują automobilį, o tiesiog gal per mėnesį tą vieną istoriją, tokią seriją kurčiau, bandomoji versija, tai siūskit istorijas, atsirinksiu aš ten pats žinoma ir kas man tiks, kas atrodys, kad turėtų išeiti į viešumą, tai ir parodyčiau. O dabar darom vartelius ir keliaujam prie Volvos, kuri jau yra buvusi. Yra grįžusi pas mane Volvo, jinai kažkada buvo pas mane, tai buvo, man rodos, buvau rodęs, pabandysiu atrasti savo archyvę, kad išleidau mašiną ir pravaliau čia, kad saliarka. Čia matau biškai halturkių pridaryta, jau atrodo kažkaip varžtas įdomiai įsuktas. Nepamenu, kad kažkas tokio turėtų būti. Tai va, čia labai daug saliarkos turim. O žiūriu, dar padaugėjo iš tikrųjų. Galvojau, kad leidžia per purkštukų vamzdelius, tai dabar tikriausiai ir leidžia. Tai aš dabar nusisiurbsiu ir pažiūrėsiu. Žmogus pasikeitė pats šaibeles ir sako, per pirmus 2 labiau bėga saliarka. Galvoja, kad per šaibeles. Tai aš manau, kad ne per šaibeles bėga, o bėga per būtent tos vamzdelius. Tai turi naują vamzdelių komplektą. Čia va, matau, yra blogai įkištas. Aš atrodo irgi bandžiau jį, jis net nulūžęs, įspjovė laukan jį. Aš jį atrodo prieš važiuodamas buvau įdėjęs, bet čia kažkas negerai, ties ta vieta yra ir leidžia tikriausiai saliarką būtent per čia. Bandysiu įsiaiškinti iš karto, kas negerai, tai nusisiurbsiu biškį saliarkos. Šiai mašinai tikrai ne visas bėdos bus šalinamas, nes girdėjau lygtai, kai užkurta buvo, kad ir goliukas čirškė ir važiuojant atrodo, kad golis ūžė. Tai manau, čia gali būti ta pati situacija, kai aš keičiau nuo savo Citroen C5 berods pusašio goliukas, kuris prilaiko tą ilgai pusašį. Tai manau ten, bet nelysim, nes tenais reikalų neturiu. Dar reikės 2 galinius amortizatorius pakeisti ir viskas. Kad tvarkingai pakeisti, teko nusimti visą įsiurbimo kolektorių. Tai pagal viską būtų klientas netaupus, tai sakyčiau būtinai keisti šitos. Tai jos taip būtinai reikėtų keisti, nes realiai gali oras eiti pašalinis, ar kaip čia gaunas, įsiurbė, taigi, vienu žodžiu, neturi būti tos tarpinės tokios baisios, jos turi būti tvarkingos. Bandysim dabar sukišti vamzdelius, ištrauksim šitus visus vamzdelius ir įdėsim tikrai naują. Tikiuosi to užteks. Tikiuosi purkštukus gerai jie yra prisisukę. Nenorėjau judinti purkštukų aukštyn žemyn, kad nereikėtų šaibelių keisti. Tai neišėjo taip paprastai tiesiog paimti, pakeisti neįėmus dangtelio, nes laiko atžvilgių daug ilgiau užtruksiu, negu nuimti visą dangtelį ir tą metaliuką įkišti, nes tie metaliukai, čia yra senasis metaliukas, jisai yra išsitampęs realiai, tai gal pabandysiu vieną prie kito pridėti, tai jeigu pavyko čia nuotrauką pridedu jos, ant kiek skiriasi, tai sudėsim, sukišim ir
turėtų būti gerai. Čia yra dangtelis nuimtas, jums tiesiog yra saugiau įstumti šitą plastiką, nes kai yra tas ant viršaus įsiurbimas įdėtas, sunku tiesiai lygiai jį stumti. Tai daug patogiau yra nuėmus įstumti. Gerai, užsidengiam skylės, kad neįkristų, nereikėtų viso motoro paskiau ardyti. Galimai reikėtų ir šitą gumelę pasikeisti, šiaip atrodo visur normaliai pakankamai išlindę, bet čia kur diržo pusė yra, tai čia atrodo jau pakankamai stipriai suspausta, tai tas vietas gali truputį praleidinėti alyvą. Tai siūlyčiau pirkti visą komplektą, pasikeisti tos ir šitus ir šitą tiesiog. Taip, kadangi čia pro tą dalį prasisvėrėbė truputį saliarką, tai dėsim ant šito truputį sriegius klijų, nedaug atsargiai ir duosim gerai sudžiūti ir paskui užkursim. Šiaip reikėtų, aišku, ir šitas biškiai atrodė, kad skverbėsi kuras, bet dingo. Šitą irgi truputį paveržiau, irgi dingo, o būtent ant šitą nedingo. Tai kartais užtenka truputį daveršti, o kartais nelabai. Tai nusprendžiau vis dėlto visus 3 šios sutepti su klijais. Ir jeigu kas suksit, nepamirškit, kad papačiai yra šaibelės. Šiaip aišku būtų buvę gerai sudėti naujas, bet su šitą mašiną atvažiavęs niekaip negaliu nuvažiuoti pasimti kitų detalių. Ir dar atvežė, kad galinį amortizatorių pakeisti. Tai nupirko tik amortizatorius. Tai realiai mes turim tokios būklės atraminį tą. Tai kaip ir sakiau, su šitą mašiną atvažiavęs, nes pasiėmiau žmogaus šitą mašiną ir niekaip pakeisti detalių negaliu kitų įdėti. Nebent atraščiau iš savo sąvartyno kažką tai, tada gal ir jo. Nes čia tai košmariškai atrodo tas. Kai aš pats perku detalės, aš kartais pasiėmu į priekį daugiau. Tai jeigu man nereikia, aš pavyzdžiui grąžinu į parduotuvę atgal. Tai šiuo atveju tenka tokį skurdiną dalyką dėti ant naujo amortizatoriaus. Tai kitoj pusėje nežinau, irgi tikriausiai nudaužytas. O faktas jisai buvo nudaužytas greičiausiai, nes amortizatorius beveik neveikiantis buvo, tai jį nudaužė. Nu, tebūnie toks, gal daug metų nebevažiuos. Stoju savo vietai, tiek, kad neįtin gražiai atrodo. Nu, ko darysi, turėtų taip būti. Ir taip. Šitoj pusėje netgi amortizatoriaus alyva tikriausiai išbėgusi. Irgi tas pavargęs toks. Nu, ką darysi? Tokį dėsim. Paprastai nepavyko. Tai taip paprastai. Nepaprastai, o truputį rimčiau. Šitą mašiną buvo atvažiavęs pas mane, aš išdefektavau, kad reikėtų keisti traukės angalio gumikė, paskiau šarnyro gumikė, kaip ir granatos gumikė, nes jinai va atrodo štai, kaip gerai jinai dabar atrodo iš tikrųjų, bet jinai yra sutrukinėjus visą va tokią, jeigu eina matyti jum. Tai va, tokia yra sutrukinėjęs. Vidinė irgi tokia toj vietoj patrukinėjęs, bet toliau atrodo kaip ir daugmaž. Bet manau, kad reikėtų vienu kartu pakeisti ir išorinę, ir vidinę, nes laukia ilga kelionė, lyg taip kokie 5000 km. Tai dar prašiau, kad, ir kitoj pusėje esu išdefektavęs šarnyro gumą ir traukės angalio gumą esu išdefektavęs. Ir paprašiau, kad man būtų ramiau, kad nuvažiuotų, prasikratytų vienam servise, patikrintų važiuoklį. Šiaip rekomenduočiau tikriausiai ir kitiem ten važiuoti, nes ten gyva eilė ir man lengviau remontuoti. Tai ką jie atrado iš važiuoklės būtent, tai atrado, kad būtent šitą gumą paplyšusi ir tiesą sakant daugiau nieko neatrado. Tai nesakysiu, kas per įmonę, nes kaip ir minėjau, šitą traukės angalis irgi tiek suskeldys su guma, tai irgi rekomendavau jai pasikeisti pati ir šarnyro gumą. Tai šarnyro guma yra visiškai suplyšusi, bet žinau, kad jinai yra gera.
Tai įpilsiu biškį tepaliuko turimo ir įdėsim kitą gumikę. Tai nereikės šarnyro keisti, tiesiog sutaupom ant to. Nežinau, originalas šias to, tikriausiai ne originalas, bet pigiau vis tiek gausis, man rodos, pakeisti, pervalyti. Vat šioje vietoje galėtumėt pakomentuoti. Nu, suprantu, traukęs angalis, tai suvedimą reikia daryti visą kitą, tai gal gumytės ir užtenka. Bet šiuo atveju jinai vis tiek važiuos daryti ratų suvedimą, nes truputį padangas iš vidaus jėda. Tai ir šarnyras. Šiaip manau, kad padariau klaidą, kad realiai prašiau, kad tik gumas, kad keičiu tik tai realiai. Reikėjo keisti visą šarnyrą ir viskas, jį būtų paprasčiau, greičiau. Tai pakomentuokit jūs po video, kaip iš tikrųjų norėtumėt, kad jum padarytų. Ar gumytę pakeistų, ar šarnyrą tiesiog kitą naują įdėtų ir toliau važiuojat. Aš tai rinkčiaus tikriausiai pakeisti kitą. Man būtų paprasčiau ir gal net naudingiau, nes laiko atžvilgiu. Turiu vieną šarnyrą kaip naują, tai pakeitėm gumikę, sutepėm su Hado, kam čia reklama? Su Hado sutepėm, tai reklama, reklamuoja tik tai alyvą, nu tai va, susitepėm, turim vieną naują, aišku, ta terlionė montavimas, permontavimas, tai toks neįtin, geriau dedu naują iš karto ir viskas. Bet šiuo atveju pažaisiu dėl to, kad vis dėlto 2 traukio angaliai ir 2 šarnyrai. Tai vis dėlto nemažai. Nu ir vis dėlto nusprendžiau užsakyti antrą vidinės granatos gumą, nes jinai irgi tokia paskeldėjusi. Tai gal sakau, nerizikuokim tokiu darbu, realiai, ką čia viena nauja bus, o čia seniena. Nu, tai dabar, kai uždėsim, tai jau tenais bus amžina, nes jau tenais maišyta guma su plastiku. Turiu specirankį, kuris suspaudžia netgi plastiko tenais būtent, nes ranka jūs nesuspausit. Matysim kažkuriam kadre. Nu tai va, einu dar toj pusėje pasikeičiu traukęs angalio gumą, kurią norėčiau. Štai va, jinai tokia kaip ir, nežinau, matėm, nematėm. Aišku, su jie dar važiuok, bet nežinai kada. Išplaus vanduo, bus viskas. Tai turim generą ir iškart stoja. Čia yra generatorius su sankabėlė, tai turėtų pravažiuoti tas ir dar man rodos golis ūžia. Taip, golis ūžia. Tai persirinkinėti tikrai kažin ar verta. Tai tiesiog bandysim su geru goliu ir šito dalim sankabėlę nupirkti kitą. Tai dar tik tai patikrinsiu, ar turim gerų angliukų, nes kur dėsiu naudotą, irgi patikrinsiu, ar angliukai geri. Dabar iš karto irgi išsitraukiu, jeigu jie prastos būklės, tai nupirksiu kitus, nes 5000 km keliaujant bele kada gali užlinkti generas vien dėl to, kad angliukai baigys. Tai va, su šita mašinėlė dar ne viskas. Tai va, abi gumelės pakeistos. Tai naudojau tokį specialų įrankį būtent šitiem hamutam suveržti, nes, nu ir šitiem naudojau. Čia biškai iš daugiau gumos, gal netgi pilnai guma, o čia yra maišyta su plastiku kažkas tokio guma, tai ale vos neamžina. Nu, nežinau kiek tiesos. Tai, kad ją prispausti, tai reikalingas įrankis. Toks įrankis reikalingas ir su raktu netgi veržėsi, yra mažesnių, biškai pigesnių raktų. Bet ir šitas jau virinau, čia man lūžęs buvo, gal per daug stengiausi veržti, nežinau, geriau daugiau negu per mažai, nes paskiau patenka vanduo, išplauna, nukrenta tie hamutai ir sugadina granatą. Tai reikia tvirtai prie hamutą pritraukti, tai dedu dabar atgal, tai susirenku šitą pusę, einu, pabaigiu kitoj pusėje, dar generas liko. Laukiu angliukų, angliukus turi atvežti, angliukas keičiu, nes per mažai likę ir
kad nebūtų netyčia, kad baigėsi angliukai ir žmogui nebekrauna generatorius. Tai nenoriu rizikuoti ant 10 000 važinėtų po Klaipėdą, čia Lietuvoje, tai tiek to. Išsikraus, nuvažiuos kažkur Lietuvoje, susiremontuos ar dar kažką. Tai darau iš karto saugiau. Aišku, jeigu kiekvienas prašytų tokį dalyką, tai be abejo pakeičiu ir tos angliukus su visą tą plokštelę. Bet manau, kad visi nori pigiau. Gavau naujus angliukus su visą naują schemą. Tai matosi nuotraukose ant kiek skirtumas realiai. Tai montuojam čia ir drąsiai galės važiuoti. Tai šiuo atveju bus didelė garantija, kad su generatoriu problemų neturės. Tai bent vieną dalyką, ką galėjau pamatyti, tai tą ir padariau. Beje, gaila, nežinau, jeigu liks laiko, netingėsiu iš tikrųjų, kadangi... Oi, ne į tą dedu, žiūriu. Čia vos ankabėlė gera. Vos nesumaišiau generatorių, tai pašytas ankabėlė yra gera, net girdisi, kai stabdo. Norėjau dėti ant šitos senosios. Pamačiau, kad užrašai yra šrotiniai. Tai ankabėlė gera, tai pas tą, kur bloga buvo, tai jau įtarimas buvo, kai numinėjau generatoriaus diržą, nes įtempėjęs matėsi, kad stipriau juda. Matosi pakeistas generatorius, tai vietoj nauji angliukai, kaip rodžiau, kad jau pakeitėm oro filtrą ilgai kelioniai, kad geriau su tvarkingu oro aparatu važiuotų. Irgi viską gražiai sudėjom, gumą naują, gražiai atrodo, ten irgi labiau būtų patikę, kad būtų davę su tokiu plastiku, tokią gal gumą. Čia kaip ir viskas irgi sukeista, tai tiek, kad liko viena problema. Stabilizatoriaus traukė čia yra dabar laisva, tai teks nupjauti ir dėti naują, kadangi jau du rakčiukus nulaužiau. Čia va viduj matosi žvaigždutės tiesiog neprasisuko, nepavyko gražiai įveikti ir neturi kaip kiti būtent, kad raktą užkišti ir normaliai būtų galima atsukti veržti. Ta mašina viskas jau paruošta išvažiavimui, galima sakyti, tai nežinau, ar turėsiu dar kažkokių darbelių čia. Tikiuosi, žmogus bus patenkintas su viskom. Tai graži škodikė, DSG dėžė. Montuoju seriją ir prisiminiau, kad nėra užbaigta būtent ši dalis apie generatorių. Tai žmogus važinėjo tos 4 su viršum 1000 kilometrų, tai viskas baigėsi labai gerai. Realiai visi beveik, kurie važiavo į tą šventę, turėjo su mašinom šiokių tokių problemų, kam variklis užkalė, ten kas nuomavosi irgi kažkokių negerų dalykų buvo su mašinom. Tai neišimtis ir mano darbas, tai vis dėlto buvo problemų su generatoriu. Tai važiavo į Vilnių, pirmyn atgal, tiesiog į svečius suvažinėti, tai gavosi taip, kad grįžo į Klaipėdą prie namų, čiunkšų ir užgeso akumuliatorius, nebesikūrė. Tai dėja, nežinau ar sutapimas ar kas, bet numirė akumuliatorius. Visiškai šakės buvo. Bandžiau pakrauti, laikiau, žiūrėjau, kad nelabai pakrauna, 12,11 voltų kažkur tai ilgiau pastovėjus akumuliatoriui. Tai teko nupirkti naują ir suvažinėjo viskas gerai be problemų. Tai klientas gavosi patenkintas, tiek kad dėja turėjo išleisti dar ant akumuliatorius. Tai tokia istorija, viskas gerai suvažinėta. Gerai, kad laiku sugalvojo pasitvarkyti, anksčiau laiko prieš kelionę dar patestavo automobilį ir pakeitus generą vis tiek pasirodo gali toks variantas būti, kad akumuliatorius po to numirto, o akumuliatorius buvo 2015 metų gamybos, Varta, jeigu kam nors įdomi į firmą. Tai va, tiek. Tai dabar keliaukime prie kitos mašinos. Iškrito toks pasiūlymas, gan įdomus, pirmą kartą tokį gavau. Tai Golfas, 4 durys. Sakė, geros padangos, nes norėtų jas susigrąžinti, jeigu aš pirkčiau. Tai su visais lėtais diskais reikėtų atiduoti. Turim tamsintus langus, 28 metų Golfas 1.9 atrodo. Tai čia tokia rudelė nedidelė.
ant bagažinės, nu, dar čia tokie. Nu, aišku, mašina ne 10 000, tai čia per daug kabintis nėra. Čia nieko nematau, slenksčiai. Slenksčiai yra pakankamai geri, čia gal buvo palenkti ir biškiai su dažais patepliuota, bet nėra supuvę. Diskai pakankamai geri, padangos priekį yra, diskai yra geri, M+S-iniai ir jinai buvo nevažiuota dabar kokius 3 mėnesius, nes vis tiek turi jinai problemų. Melsvas dūmas, truputį ant lemputės skydelio yra visokių dalykėlių. Taip, kas čia? Nu, čia tokia paviršinė rudelė. Iš priekio viskas neblogai, labai graži lempa. Tai šita lempa labai graži yra, nes reikia padėkoti KKT Klaipėdos kelių transportui už tą gražią lempą, nes įvažiavo šitam žmogui į mašiną darbuotojas. Tai realiai, kaip jinai atrodė po auto įvykio, tai manau, čia nuotrauka bus man atsiuntęs. Tai čia padažinėjo, sparną padažinėjo, gal netgi keitė sparną, manau, kad keitė sparną ir padažinėjo, bet dabar taip atrodo pakankamai ledas, bet mačiau aš čia tokių, nu, yra putiokai visokie, va, matosi, man matosi dabar, ir dar tokių netgi sulelių juodų užlakuota, man rodos, buvo. Tai buvo gavęs ir į duris, tai jau čia nieko paliko tas pačias, nieko nedarė, tai slengstis toj pačioj pusėje gražus. Čia dar va irgi ta puslelė, technikinės gal liko 2-3 dienas, tai žiūrėsim kas bus. Ir stiklas čia biškiai skilęs, bet čia technikinis tikrai dėl to dalyko neprisikabins. Tai truputį žiūrėkim į vidų, o dar paskiau papasakosiu, koks čia pasiūlymas. Čia toks salonas, čia viskas labai gražiai atrodo. Lubos turi problemų, tai jeigu matot, tenais netgi paklijuota, čia irgi atplyšusios, biški papelyjusios, nes drėgmės gauna kažkaip tai sakė, per stiklą čia vandens kliūna. Tai žiūrėsim, manau, ieškosim, pilsim vandens. O dar čia va taip, tai šiaip jeigu ant pardavimo jinai būtų pas mane, tai gal ir lubas norėčiau patvarkyti, nes šiaip kėbulas pakankamai padorus, oro kondicionierius neveikia, 6 pavaros, ar gali būti 1.9 6 pavaros? Nu, pažiūrėk, ar 2 litrai čia dabar motoras? Jo, ai ne, čia svoris, pa 1, 1.896 kubatūros, 7,7 kW pa šitą mašiną, 28 metų, 5 mėnesio. Tai 1.9 varikliukas ir ką, autopilotą turi? Neturi. Nu, šiaip pakankamai gražiai viskas atrodo čia. Pabandykim užkurti. Šiaip buvau jau aš ją užvedęs ir klaidas, buvau trynęs laukan ir dar čia tokia geltona alyvos formos lempelė švietė. Tai kaip ir daviklis rodo, kad ale trūksta alyvos. Bent jau aš taip galvoju. Bet žiūrėjau, vidutinė norma yra, tai dabar jau užgeso. Ir dar yra likęs vairas. Tai pabandysiu aš dabar biškį pavažiuoti, netgi kompą nejungęs, pasukinėti kairį į dešinę, kad pasigautų vairo adaptaciją. Ir pažiūrėsiu, gal ir užges. Dar būna, kad kartais atsijungia cilindras, pagal diagnostiką man rodo, kad antras purkštukas būna virš normų. Tai planas yra toks, kad pakeisti pirmą purkštuko tarpinėlės visas ir gumeles. Turi garsą, kaip, nu, girdisi, man rodos, kaip orą trauktų, kaip kažkur tai būtų kiaura. Tai gal gofra kiaura yra, nu, ir technikinį reikės praeiti. Ir iš kažkur dūmų biškį pasirodo. Šiaip variklis nuplautas, gražus, man atrodo viskas pakankamai tvarkingai. Ką dar blogo apie ją galima pasakyti? Neveikia šitas langas. Tai neveikia, kaip sakau, šitas langas. Čia. Ir greičiausiai bus medis įdėtas, tai mes pažiūrėsim. Ten toj pusė atsidaro. Priekis
darosi. Gerai. Tai pabandau greitai numesti klaidą. Nežinau, ar biškį gal įdėsiu filmuotą medžiagą, jeigu pavyks. Koks dar dalykas su ją? Tai reikia praeiti technikinę, sutvarkyti, kad tiktų technikiniai. Kiek suprantu, ir vandens bėgimą reikia sutvarkyti. Dėl lango paklausiu, nes mums reikia įtilpti iki 500 eurų remontą. Jeigu netelpu į 500 eurų remontą, žmogus sako, duok man tos ratus su padangom ir pasiliktai. Tai žiūrės, man aišku gal labiau apsimokėtų už 501 eurą ją suremontuoti su technikinė ir tada ją parduoti. Tai žiūrėsim, kokia ta situacija bus, gal ir truputį viršysim tos 500 eurų, galbūt žmogus vis tiek nuspręs ją pasilikti. Nes realiai jinai bus tvarkinga, ir ką, tvarkingo autogolfo už 1000 eurų nemanau, kad nupirks. Bet aš manau, kad dėčiau brangiau, ne už 1000 eurų. Tai bandom vieną problemą dabar sutvarkyti ir paskiau jinai keliaus. Vabulas. Ir aš bijau šito. Ir bandysiu varyti į garažą, paskiau toliau ieškoti kitų problemų. Tai ištryniau įėjęs į vairo stiprintuvo tiesiog smegenis, kaip sakant. Paprastai ištryniau klaidą, jokių adaptacijų, nieko daryti nereikėjo, tai nebešviečiu. Tai skydelio problemos jau kaip ir įspręstos berods, nebent dar alyvas tą lemputę geltoną įsižiebtų dėl alyvos trūkumo. Taip, klima kontrolė dar turi klaidą tokią, bet jinai mums čia neaktuali, mes žinom, kad jinai neveikia, nežinau, ar čia gal tiesiog užtrūksta freono, tik negaliu atsakyti. Tai dar prie purkštukų. Šiuo metu matau, kad normos tikrai labai geros, bet čiučiut vibracijos gal ir turi. Mėlyną dūmą einam, pažiūrėsim, turi, neturi. Turi. Kažkiek tai turi. Tai kažkiek to melsvo dūmo turi. Tai dabar dar nenusprendžiau, ką daryti. Tai šiuo metu yra atsigavę pagal parametrus purkštukai, dar bargazą biškį. Bet purkštukų duomenys geri. Fui. Tai dabar dėl to mėlyno dūmo nenusprendžiau, ką dar daryti, nes realiai klaidų neturi. Pirmoje eilėje turbūt pakeičiam purkštuko tarpinės, tada žiūrėsiu, padės, nepadės. Dar to pačiu gal užmėsiu akį, kokios būklės turbina, kai jau čia ardysiuos visus tos dalykus. Tai varau mašiną į garažą ir grįšim truputį vėliau. Tai tikrai nemažai dūmų prisivariau, kol užvažiavau. Tiek, kad kol kamerą pabėgau paimti. Ir vairo klaida vėl įsižiebė, tai vėl geltona lemputė yra. Tai dar reikėtų ne tik pabandyti nutrinti, bet ir važiuojant adaptaciją padaryti. Tai prie vairo stiprintuvo gal vėliau grįšiu, nes jau užvažiavau ant estakados. Tai šiandien atvažiavau ir kažko tai sunkiai kūrėsi. Tai nežinau, prie jūsų geriau įsikurs ar ne, tai einu dar pasuksiu raktelį. Dar aišku pabandysiu, dar pabandau užrakinti ir atrakinti, gal pagerės. Na, ką? Dar reikėtų tepalo spaudimą pamatuoti realiai. Nu ir kaip sakiau, lemputė vairo šviečia,
Noriu kaip ir kompresiją pamatuoti, bet dabar dar net neturiu matuoklio, kad ką atidarys labai taškus. Atrodo vakar buvo sukalbamesnė, užsikūrė lengvai, antrą kartą irgi lengvai užsikūrė. Tai dar netmetu tokio varianto, kad kuras nusiesta. Bet mes vis tiek keisim dabar purkštukų būtent šaibelės, tarpinėlės, gumelės ir varžtelį keisim greičiausiai. Šiaip man atrodė, kad pirmą kartą, kai aš čia buvau, nes čia buvo gražiai nuplauta, gan stipriai čia eina visas dūmas, tai dėl to galvojau, kad čia gal kalta ir vėl, čia kokia membrana. Taip norėjusi labai iš tikrųjų patikrinti kompresiją, išsukti žvakės ir pažiūrėti, kokia kompresija yra prieš keičiant purkštukų tarpinėlės ir po. Tai vis dar norėtųsi patikrinti kompresiją, tai manau pabandysiu. Aišku, žinoma, priklauso nuo to, kaip seksis atsukti žvakės. Jeigu priešinsis, tai tada paliksiu. Žiūriu, kad čia pagrindinio diržo dangtelio trūksta, palaužta. Nežinau, ar čia tikrai bus tvarkoma, kad dangtelis naujas stovėtų. Tai yra kitas, nes čia reikėtų nuimti diržą, man rodos, netgi, kad jį uždengti, nes trūksta tos, kuri yra prie variklio prisukta po diržų. Alyvos, kiek mačiau, iš tikrųjų yra minimaliai, bet aš kai sukau variklį, tai gal prasivaikščio dar kažkiek įspjovė viršų, tai kitą dieną dar patikrinsiu realų alyvos lygį. Iš tą kompresijos matavimą aš nepridėsiu prie šios mašinos išlaidų, nes todėl, kad man pačiam tai yra įdomu. Dar patikrinsiu, ar tikrai visos žvakės geros. Tai pavyko visos 4 žvakės saugiai išsukti, tik tai nelabai suprantu, ar iš čia suteptos su kažkokia alyva, kad išsisuktų, ar čia jau iš cilindrų kažkokia alyva taškosi, degina. Nu, bus matyt. Kvapą kažkokį ypatingo nejaučiu, sriegis tai nesimato, kad būtų kažką. Šiaip ir būtent nuvalius tą šlapę, tai tokios jodos padegusios, taip atrodo apdegė čia. Tai nežinau. Nu, bandom jungti kompresiją, tuos visus išsitraukim, kad nepritrauktų škuduro. Taip, čia žvaklaidžiai tokie palūžę. Nuo senatvės plastikas greičiausiai. Nu, diržas toks kaip ir gal norėtų keistis, bet nesikeis, manau. Tai pradedam nuo tos pusės cilindro, tai čia dabar tiksliai nepasakysiu, ar pirmas ar ketvirtas cilindras. Tai aš skaičiuoju visada nuo diržo, tai bus pirmas pagal mane. Golfas po truputį juda, tvarkosi. Pamatysim, man rodos, visą istoriją kitoj savaitės serijai. Nepamirškite atsiųsti savo mašinų istorijų, jeigu jos bus įdomios, tai manau kažkaip tai padarysim, kad jums tik už detalės reikėtų susimokėti arba savo detalės parūpinsit, kaip jūs norit, ir parodytume jūsų istoriją. Manau, tos istorijos turėtų būti įdomios ir tikrai turėtų praturtinti mano kanalą. Prisijungsite prie mano bendro projekto ir sudalyvausit. Tai tiesiog nepamirškit šiandieną padėti laiko. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.